labukas visiems, ką šiandien turiu tokį dar vieną diuką nečipavimui, bet kam aktuali tema yra eksupas, kai dedat išmetimą, norit pašalinti, tarkim, sklendę arba deketą darot. SAS sistema, papildomą oro įpūtimo sistema į variklį dėl ekologijos. Tai reikalas buvo išprogramuoti tuos visus dalykus be jokių emuliatorių dėjimo. Emuliatorius tai turiu omeny apgavikai. Tie apgavikai kainuoja įvairiai. Geri kainuoja nuo 7 eurų vienas, bet jie vis tiek su laiku sufeilint gali dėl to, kad vožtuvai, kaip pasakyti, jie siurbia atitinkamą kiekį srovės. Ir su laiku vis tiek tie emuliatoriai, jie sugenda, sudega ir panašiai. Tai dabar yra viskas išprogramuota be jokių emuliatorių, gamykliškai, sakau, ne gamykliškai, bet iš variklio valdymo bloko. Ir tos klaidos ir tos problemos, kaip ir pasakyti, daugiau niekada neatsiras. Tai va, jeigu kažkam aktualūs tokie dalykai, ar norit šiaip pareguliuoti, paprogramuoti kokį KTM, galit kreiptis. Bandysim pagelbėti jums. Tai tuos mocus gerai pažįstu jau, tai suorganizuosim kažką.